Labą rytą. Šeštadienis, silnai nebendravom. Turim daug projektų. Turim statinę, kuriuoj turim praspjaut šoną, užsidėti vyrus. Ir čia bus mano pečius. Tai bandysim sukonstruoti kažką. Bandysim užsikurti traktoriukas. Jeigu užsikursim, užsidėsim peilį ir reikia susitvarkyti tenai. Tai einam susirinkt ir pradedam. Šiaip traktorius senai nekurtas, tai aš fingers crossed, kad jisai užsikurs. Daug šansų tai nededu, bet nu, o jeigu. Bandom pasikaitant žvakes. Užsidedam šitą dabar. Nežinau, reikalingas, bet yra. Jeigu užsikurs, aš laimingas, jeigu ne, nešim akumą į vidų. Tegul traktoriukas padirba, mes atsilaisvinsim įvažiavimą čia. Reik kodą susivest, jeigu atsimenu dar. Atsimenu. Tai va, ta čia vakarykštis projektas. Aišku, dar pagražinsim, kad gražiau atrodytų, priseksim tą laidą tvarkingai. Bet dabar vakarais aš čia turiu šviesą. Tai dabar viską, kas čia, patraukiam. Dabar viską, kas čia, patraukiam. Ir dabar atsvaram traktorių ir bandysim išsistumti šitus šūdus į vieną krūvą.
Taip, Agniau, ką tu čia padarei? Ką Agnius padarė, yra čia palygino ir nukasė minkštą sluoksnį didelę dalį. Ir dabar visą tą minkštą reiks iš šiupilą į karutį išvežti ir turėsim biškį tvirtesnį pagrindą, ant ko dirbam. Tai susirandam šiupilą. Tai va, susiradau kastuvą, pradedam kast. Pirmą šitą pusę nusikasim, kur stumdėm, paskui žiūrėsim, kaip prieš tos pusės prieiti. Svarbu medieną visą tą išrinčiukšlės visas, bet čia negiliai visas pamats neblogai. Tikimam darbą. Kietai žemė, tiesiog lentų radau. Žiūrėsime, kada čia rasim. Gal kokį aukso puodą. Sako, Agne, ar pabaigiai garažą tvarkyti? Pusiau. Tai turim pasidaryti tokią aikštelę, pabandys ten galą pragriebt, paruošti vietą pečiui, kad bandau paruošti taip teritoriją, kad bet kada galėčiau pribėgti ir dirbti. Tai dabar einam, atlaisvinsim aną galą, biškį palyginsim žemę, dar kažkiek nukasim. Ir duosiu progress updates.
Taip, turim šitaip pailsėjimai. Galim važiuoti nusipirkti vyrių ir pradėti projektuoti pečiuką. Užsimušta šunis vieną dieną. Tai varom padirbėsime. Aiškiai, pasikeičiam kampą. Eisim daryti dalyką, kur panašiai, kai trifas perjungiau, kur aš darysiu ir aš su mielu noru geriau nufilmuočiau, jeigu žūsiu. Tai bent tėvai žinos, kaip miriau, nes nesu tą daręs. Eksperimentuoju, darau, turiu statinę, tikiuosi jos nesugadinti. Ir bandysim pasidaryti pečiuką. Kad pečiuką pasidaryčiau, man reikia baterijos iš šitą. Ir einam. Taip, disclaimer. Šita statinė buvo naudojama tepalui. Rekomenduoju prieš pjaunant, įdedant žiežirbas ją, atsisukt, kad jeigu užsidegs, kad nebūtų sprogimo, o tiesiog degtų. Nes jeigu sprogs, o tu šalia stovi jos, gali būti negerai. Tai einam pasiimti vieną pavojingiausių įrankių ūkį. Veikia. Gal gerai. Pabandom. Kas čia įvyko? Turėjo pilna. Kažkas nepatiko. Jom reikia paviršti. Gal reikia paviršti. Turėtų būti gerai. Važiuojam toliau. Nesupranta. Kas tau yra? Beveik. Turim pirmą skylę. Nėra tobula, bet veiks. Dar norėčiau per čia dėsiu malkas, reikia dar žemiau tokią pačią skylę padaryti, kad pelenus iššukuot. Tai nusiemam šitą karštą, prasiverčiam statinę. Kaip šitas iškrito. Tai lipni juosta nelabai veikia, nes tiesiog naura vis tiek darau. Gerai, protip number 2 pradėjo skaudėti ranką. Pasiemam pirštės. Šiaip čia galima kaip pirmą protipą naudoti šitą, nes pirštinės yra naudinga. O, be pirštinį dirbt biškių kvaila. Tai užsidėkit pirštinės, hebra. Toliau. Nu va, kai mokėdam. Ir turim antrą dalį išpjauti. O ne džeriuko. O, gerai, kas pirštinė. Palavau dar. Taip, tai turim 2 pagrindinės skylės, kreivas šleivas, labai gražu, viskas aš patenkins.
Ir dabar mums reikia suorganizuoti, kaip viskas bus sustatyta. Reikia nusinešti statinę į vidų, ar pirmą užsidedam dreles? Užsidedam dreles. Taip, čia ir mano sandėlys dabar. Nes matai, aš neturiu kur pasidėti dalykus. Čia mano filtrai traktoriui. Kažkur turi būti, aš čia vyrai, kažkur turi būti varžčiukai. Kažkur turi būti dar kažkas. Agniau. Susimatysim, kai ruošiu. Taip. Dabar mums vėl reiks drilo. Susiradau, ko man reikia. Ir man reikia prasigręžti skylutes, kad susidėt vyrus. Ir turėsim neblogą reikalą jau. Išsivom galvutę. Nepametam. Įsėdu į kairę kišenę ateities Agniau. Ačiū, kaip gerai, kad video kuriu. Tai paskui žiūriu, montuodamas. Ai, tai ten padėjau. O. Nieko. Nervuojam. Aš važinas, kad yra geresnių varžtų. Yra geresnių būdų, kaip šitą daryti. Aš sugalvojau tokį būdą. Aš suvokiu, kad čia yra laikinas. Tas laikinas bus labai ilgai, bet tai yra laikinas. Ir bus gerai. Čia turim kažką. 6 gal. O važiuoju. Turėtų techniškai gal 6 tikt. Jeigu ne, žiūrėsim. Kaip aš darau, aišku, žiūri ekspertai ir sako, oi, tu kvaily, taigi surašyti tie dydžiai. Aišku, kol neišmėtai šitas mano. Aš tai nemoku skaityti. Tai ką galima daryti? Pasiimti kurčiuką ir pažiūrėti. Paim taip. Pro per didelis. Pamo mažesnį. Oi, struggle. Taip, pažiūrim šitą. Šitas atrodo pats tas. Na ir gerai. Tai mums reiks užsidėti šitą. Sau pačiup. Panašu, kad pačiupa. Ir ja. Galim bandyti šitą. Primest galim, kaip čia atrodys. Šitas, tarkim, čia. Ane. Pasiemam vyrį. Ir veiks, ką žinau. Galim pabraižyti. Čia skylutė bus. Ir bandom. Vaikšto, yra toks įrankis smūgis, ar kaip nežinau, lietuviškai angliškai vadinasi. Tai su juo tiesiog įmuštum ir tai drilas nevaikščiotų. Bet aš tokių neturiu. Mokveža, jeigu norit, paremkit mane. Jeigu nenorit, neremkit. Dabar mums reikia tą patį vyrį paimti. Neikrisk. Baby. Tas pats vyris. Pasidėsim kažką, nes čia kalbėt. Šlapiai nesąmonė.
liepiau hipariko megztinį atstūkti. Tai va, grįžtam prie to paties. Jeigu čia bus šitas skylės. Noriu pabrėžti. Palauk, dar turėjau. Kaip galima protingiau tai daryti? Susiorganizuoti darbus ir elgtis tvarkingai. Aš turiu jaučiu nebeveikiantį markerį, su kuriuo bandysim pabrėžyti. Jeigu ne, o peilis pabrėžysim taip. Bandome. Ai, palauk. Darom HIQ. Įsėdam varžtą. Įsėdam antrą varžtą. Ir įsitepam į skylutę. Tobulą skylutę pragrėžiau, kur net varžtas neįsėda. Palauk, va. Turėtų įsisukti, manau. Jūsų irgi tokie raktų komplektai tvarkingi? Man tai toks. Pasikartosim okvežą, jeigu norit. Galit paremti. Jeigu nenorit, vis tiek galit. Taip. Surandi galvutę. Tai bus mano įrankis šiuo momentu. Ar man reiks grąžti didesnę skylę? Palauk, reik patikrinti. Atrodo tvarkingai ir gražiai, taip gerai. Jo, išsigręšim didesnę. Vienu. Mašinys pasiutė. Atsargiai. Va, tvarkingai, gražiai, iki pergalės. Va, dabar. Tai, ir aš darau klaidų, kaip čia suprast? Negaligi būti. Dabar kaba ir galiu pasibrėžti, jeigu teisingai užsidėčiau. Nedaug galios. Čia ir čia. Rekomenduoju tada pasidėti pratingiau. Negręžkit ant audeklą tik tai. Nesusitaut viską. Puikiai. Kai mokėdams. Marizus. Taip, ir dabar pažiūrim, ar veikia. Turim dar vieną varščiuką paimt. Va. Neblogai. Tai galbūt geriau, bet neblogai. It sucks. Gerai. Šiaip aš turėjau perėjimą, kad šitas galvotas ant drilo užsidėti. Ai. Jeigu turi. Čia ne tas perėjimas. Šitas perėjimas. Ha.
Tai padariau, kad net veržlių nereikia, įsivaizduoji. Sėdam veržlikės, reiks dar raktų pasiimt komplektą, kad prilaikyt varžtą. Oba! Gerai uždėta, einam susirast. Oba, turiu tokią daiktadėžę. Seną gerą. Neturiu raktą, man atrodo, ten buvo 10 gal pati. Tai žinodams. Tai žinodams. Geriau čia pralaikyt. Čia sukt. Gal. Laikau. Tiesiog to. Eik, tau. Kai mokėdams, rimtai. Tiesiog, kad užsiliptų čia. Arba taip. Ką aš čia darau? Kaip smagu. Tak. Aišku palaidė, dar reiks iš vidaus šitų pasukt, nes neužtenka gylio čia. Bet neblogai. Pirštinį gal nes čia į tepalus lysim. Bent jau vienai rankai. Kur dabar čia pirštinas. Va, ištepaluojam. Kaip pas tėvą garaže dabar. Kaip priklaus. Reikia gal paties. Esam praustas po to. O, matyta, kaip čia dirba, sakyta. Eik tu savo. Nori vilką. Čia, na, į ką? O, šis gerai prisisakai. Šis patenkins. Reik rankytę pirmais. Čia. Turi pataikyt. Va, kai mokėdams. Ar šitas pasitvirtinau? Tada! Ir turim dureles šiokias tokias. Oro tarpai gerai, pasiims daugiau oro, geriau degs. Turbūt. Ir dabar tą patį padarom čia. Tik šitas bus greičiau.
Va, čia irgi oro tarpas gavas. Aš patenkintas. Taip, toliau. Turim dureles. Būt gerai, kad jas eitų uždaryti, ne? Ir kad jas uždaryti aš turiu kitų dalykų, bet per mažas skylės. Atsiprašau. Tai dabar bus gerai taip. Einam toliau žiūrėti. Atsistojęs statinę. Cool. Kabliuką galiu uždėti. Nieko, dabar dzin. Ir mums reikia sugalvoti, kaip padaryti, kad pasikeltų malkos. Aš turiu šamotinių plytų. Ir pelenai krisi vidų, gal pagaliukus. Plytas uždėti ir ant pagaliukų dėti kažkokius balkiukus, medžiotojai šauda. Tai dabar pasižiūrim viršų. Aš planuoju daryti taip. Viršaus pjauti net gal net nereiks. Oi, baisu. Ir černų jaučiu sezonas koksai. Taip, turim tokį dalykį. Ir aš manau, jisai veiktų. Jeigu mes jį dėtume čia virintyrais greičiausiai, gal galima sprojektuoti viską. Tai čia, pagal skyles gal reikia daryti. Tai čia turim įėjimą ir link tenai bus šitą. Eiktų savo kaip gerai. Tai, ne gerai. Reikia, kad čia užsidengti. Taip pat taip jau tenai nieko nepadarys. Nebent šitaip. Tai jeigu šitaip, tiek bus nuo sienos traukta, tai prieisiu. Šitaip šitas užsidėjęs. Ar gal pasitemti? Va, da geriau. Ir nuo jo eis vamzdžiai. Eik tu savo kaip gerai. Tai galima išsiardyti šitą mechanizmą. Gal pavyks sutvarkyti. Oi geniauta. Kada tik 13. O, varikli 13, gal va 12. Taip seniau, logiška, jeigu tu turi tik tokius komplektus. Eik, tau kietai tada. Tai kad tu skirtingus rakčiukus, be. Ne taip kaip aš. Va, išsivertam. Oi, čia kaip gerai bus. Oi, kaip gerai bus. Šiaip reiktų daryti biškį tokį gal. Oi, čia labai didelis kampas gal. Visą statinę galima kampu. Šitaip. Ir plyčikė. Ir to dūmai gerai eis. Ne. Įdomu man diametras. Jeigu netyčia dar tik seniem vamzdžiam, tai aš pats laimingiausias žmogus pasaulyje. Oi,
Ir šiaip man svarbu, kad jūs žinotumėt, čia nėra kažkoks pamokymas, kaip tai reikia daryti. Aš esu matęs, kaip hebra yra pasidarę tokius, o kaip daryti, aš net neįsivaizduoju. Aš improvizuoju. Eik tu tau. Padėmė. Tik tai skylės nesutampa. Nu, bet čia nieko, kažkaip suorganizuosiu. Labai gerai. Labai gerai. Blogiau nebus. Arba bus. Bet nepabandę nesužinosiu. Tai nieko, gerai. Čia projektų stos. Privirinsim viršų, prijungsim vamzdžius ir turėsim pečiuką. Galėsim biškai kreiviau dėt, tai einu dabar nieko, tiesiog susirink daiktus. Ir šiandien tiek. Dar eisiu biškai apsieit tenai, einu apsipraust, eisiu prie elektros, tai tuoj susitiksim dar. Tai vat, susirinkti viską. Šiandien projektas tikrai nebus pabaigtas, nes neturiu su kuo virint. Bet, mano nuomonė, nemažai padarėm. Jūsų nuomonė, gal mažokai. Bet, oi geri šuniukai. Jums gali atrodyti, kad jie baisiai pykstas čia, bet panėlės taip džiaugiasi. Va kaip žaidžia. Sit. Hazel. Sit. Shake. Gerai, eik. Gerai, susitvarkom. Šiaip, labai laukiau šito savaitgalio. Vis atsirado nenumatytų planų, viskas vėlinas, viskas lėtėjo, bet priėjom kažkokį darbą padarytą, tai aš jau biškį patenkintas. Ir rytoj dar biškį prieisim, šiandien dar eisim pasidaryti darbiukų, bet kruta reikalai. Tai aš labai džiaugiuosi, kas čia vyksta. Gerai. Sutvarkom. Gražus. Prailginus. Gali būt, kad trūksta detalių. Gali tai būt. Nu, bet pas ką pirmam įrankių komplekte viskas yra dar. Parodykit man tokį žmogų. Bet pas jūs ilgiau tik tai pabuvo. Na tai šitas išsinešam į garažą. Mateisim vieną rozę. Tai vat, šiaip aš patenkintas. Padarėm vietą pečiukui. Pečiukui padarėm dureles. Jo, gal šleivas, gal kreivas. Bet kas šiam pasaulyje nėra šleivi kreivi. Tai jo, vyksta progresas. Tuoj parodysiu dar čia, reikia sutvarkyti, kaip mano mintis veikia. Aš turiu tokį dalyką ir radau ant stalo. Tai sakau, reikia sutvarkyti. Tuoj, vienas varščiukas. Įsimečiau viską į kišenę prie pinigų. Turi tas kišenės, kur šlamšto pilna. Radau šitą detalę. Jinai prispaudžia laidus kištukį ir pasirodo pamiršau įdėti. Tai reikia išsardyti kištuką ir įdėti, kad būtų saugiau. Bus jungta ar ne? Tik dar bandau pasakot kaip žmogui, kuris gal
nelabai žino, ką čia darau, kad gal netyčia kažką išmokau. Man smagu išmokti dalykus, tikiuosi, kad kitiem irgi smagu. Tai visi kartu galim kažko po biškį išmokti. Ui. Tai šitas tikrai. O šitoj vietoj atsidarai kištuką, susijungia laidai ir kad kai tempi, neišplėštum, užsideda toks prispaudėjas. Laidus geriau sucentruot, kad jie prispaustų ant centro. Ir pamačiau kištuką. Oi, bet bėdų. Žiūriu, dabar gaisrininkai sako, važiuosim šitą. Šitas tikrai susidegins. Sekt viena pusė. Ir čia. Ir priversim. Biškį geriau. Prilaiko, netobulai, bet prilaiko. Tada parvažiuojam į viršų šitu. Pataikom įdėt gražiai. Va, kažkas skilė. Taip. Atsistumė. Ir šitas vaščiukas dešiniai prijungiu kišenį. Čia. Ir turi kištuką. Kam tas kištukas nori paklausti? Nežinau, dalykam. Reikia dar pasistatyti kopėčias, pademonstruosiu, bet dar dėl saugumo reikia čia atlikti dalykų. Taip, šitas kištukas yra šitokiem reikalam. Čia turim lempas dvi ir jeigu įkiši į rozetę, jos užsidega ir ta šviesu. Tik noriu užsandarinti dar jungtis, pasistatom kopėčias, pasiimam izoliaciją ir dar biškiu čia padirbam. Taip. Pasiimam peiliuką, čia kažkur buvau palikęs. Gal ne čia. Gal čia. Nieko nebematyt. Čia. Ant sienos, va. Čia gavau dovanų iš Amerikonų Ledermanas. Fancy. Dabar aplenkim peiliuką parūdyjusi. Paliekam užlenkt. Dėl tam tikrų priežasčių pasiimam izolkę ir kopėčias tvirtai. Šaukščia labai bijau. Aba. Čia turim jungti. Kažkas traškė. Turim jungti ir aš noriu ją visą uždengti. Ant žemės tokį darbą paprasčiau būtų padaryti. O ką, ne taip elektrikai daro? Kaip tai supras, ne taip? Kaip kitaip galima? Viešpatie, kaip blogai. Na? Neturėtų čia blogai būti labai. Blogai gali būti, bet labai blogai neturėtų. Viskas jungas tik prie namo elektros, kur yra skaitliukai. Išmuš tai išmuš. Žinosiu, kad kažkas ne taip. Taip. Bet izoliuota.
Atrodo baisiai. Ir dar šalia to yra kitas darbas, ką noriu padaryti. Va. Turiu plaktuką. Ir turim kažkur tais čia, va šitų. Ir su jais aš priseksiu tą laidą prie sienos, kad nebūtų pabirę laidai. Kelių užteks šio momentą. Oi, kaip bijau aukščio. Čia nice vienas. Kažkatais neina prieiti. O gal kopečių? Ne, negali būti. Paskui tą pasislinksim. Reiksiu net tą ranką pabandyti pakal. Prašau, labai gerai. Nedarysiu baisiai įtemptą ar baisiai lygiai, bet darysiu, kad veiktų. Prašau, kaip vaikiai. Čia šiaip vežimo bortas, o ne kopečios. Tai nerekomenduočiau naudoti tokiam darbam tokį dalyką. Bet aš tokį tik turiu, tai sukomės kaip galima. Tampa taip. Nalipam, kol nežuvom. Ir super duper prailgintuvas. Na, labas rytas Amerika. Tada! Taip, tai čia kai sutemo, dabar galiu toliau krapštytis. Tai einam krapštytis. Šiaip jeigu nuoširdžiai išleisiu vieną video šeštadienį, ateisiu dabar montuoti. Kitas video bus sekmadienį. Gal šiek tiek vėliau savaitėj. Bet labai noriu išleisti bent vieną video į savaitę. Tai dabar nufilmavau šiandien, kas vyko. Tai pabandysim parodyti jums, kas čia vyko. O paskui filmuosime, kas toliau vyko. Rytoj dirbsim prie traktoriaus. Dirbsim toliau anoj patalpoj. Reikia pasidaryti stalus. Reikia pabaigti pečių. Reikia išsivalyti grindis. Išsivalyti, surinkti visus dalykus, kas ten neturi būti. Tai prieinam, pašnekėsim, apie ką mes kalbam. Turim vat visą šitą pusę, kur dar baisu. Tai viską reikia susitvarkyti, šitus medžius išvežti. Tai po biškį viską susitvarkysim, išsivešim. Kaip pakelt nuo žemės, kad nesurudytų. Išsivešim, susitvarkysim. Ir čia bus tokias dirbtuvėlės žiemai. Paskui žiemai jau beveik įpusėjo, bet paskui gal bus baisu, tai tik čia ir galėsim dirbti. Tai reikia čia pasidaryti stalą.
bent kažkokį va susidėt va tokiam daiktam, muzikai pasijungt. Pečius. Galim praeit pažiūrėti, plytom padėta, tai dar biškit atsikels, užsidės čia plokštės, aliumas, skarda ir pečias čia stovės. Šildys va, kaminas eis pagal sieną link to lango ir per ten dūmą išeis ir bus va taip va. Tai ačiū labai, kad žiūrėjai. Labai atsiprašau, kad ilgai nekėliau. Pasistengsiu biškį reguliariau tai daryti. Dabar einu pabaigti susitvarkyti, susinešti įrankius į vietą ir susitiksim kitą kartą. Iki!